Sveiki visi. Esu Nikkei komentatorius iš Tokijo. Man didelė garbė moderuoti šią diskusiją. Būdamas žurnalistu, užaugau Tokijoje, tačiau būdamas žurnalistu praleidau 3 metus Pekine ir 6 metus JAV. Tai aš esu įtakotas ir Vokietijos, ir JAV, ir Kinijos. Tai man atrodo šis šios hibridinės įtakos padės man pažvelgti į šią diskusiją šiek tiek iš platesnės geografinės perspektyvos. Iš esmės, šioje dalyje mes bandysime ieškoti atsakymo į tai, ar didieji alijansai, ar jie veikia geriau, tokie kaip NATO. Ir bandysime suprasti, rasti atsakymą į tuos 2 pagrindinius klausimus. Pirmasis. Kaip dvišaliai, regioniniai susitarimai pakeisti tuos didžiuosius sisteminius susitarimus, tokius kaip NATO, Europoje ir kitur. Ir kitas klausimas galbūt toks bus platesnis. Kaip NATO gali efektyviai bendradarbiauti su kitais sąjungininkais JAV, kad galėtų padėti spręsti ir bendrauti su Kinija, Rusija ir kitais. Rusija ir toliau kovos, kadangi tiek Šiaurės Korėja, tiek Kinija padeda jai, mums svarbu sujungti savo jėgas ir atstumti juos. Taigi, pradėkime. Pradėkime nuo pono Danielsono. Mano klausimas jums būtų, kaip regioninė saugumo sistema Europoje papildyti NATO, kad geriau apsaugotų pafrontės valstybės, tokias kaip Baltijos šalys. Ir kokie iššūkiai Europai kyla šioje srityje. Ačiū Jums. Ačiū už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje, grįžti į Vilnių. Kai kurie prieš tai kalbėję analitikai jau pažymėjo tai, kad labai savalaikės šios diskusijos. Norėčiau pradėti nuo to, iš tiesų, man atrodo, kartoti tam tikrus dalykus yra labai gerai. Tai pasakysiu tai, ką jau kalbėjome šį rytą. Europos saugumas ir Europos pusiausvyra yra rimtai sukrėsta, tokia yra realybė, gyvename naujame pasaulyje. Ir tai turi tiesioginį poveikį tam, kaip mes dirbame su NATO ir su Europos Sąjunga ir jų viduje. Jau prieš keletą metų nebūtume, ko gero, kalbėję apie tai, ką kalbame šiandieną, apie tolimesnių pajėgumų stiprinimą, o visą tai jau vyksta šiandieną. Ir ar prieš 10 metį būtume kalbėję apie ES gynybą ir saugumą, o tikrai nebūtume, o šiandieną tai vyksta. Tai pirmiausia, svarbu pamatyti, kad tai vystosi esamoje Europos saugumo architektūroje ir matome elementus, kuriuos reikia stiprinti. Ir kas tai skatina? Pirmiausia, nepriimtina Rusijos agresija prieš Ukrainą. Ir kodėl mes tą darome? Mes norime trumpalaikėje perspektyvoje ne tik remti Ukrainą, palaikyti ją. Ir jau daugelis pranešėjų prieš tai sakė, kad ta parama Ukrainai yra ne tik paramos klausimas ir parama Ukrainai už jos kovą už laisvę, tai yra Europos kova už laisvę ir nepriklausomybę. Mes turime tą prisiminti ir to nepamiršti, tai yra esmė. Aš mieliau atstovaučiau branduolinę valstybę ir galbūt prieš 20 metų buvau labai atsargiai nusiteikęs dėl regioninio bendradarbiavimo saugumo srityje, kadangi mūsų valstybė buvo neutrali ir mums atrodė, kad nereikėjo NATO, kuris apėmė tuo metu 3 vadinamosius pasaulius. Šiandieną, man atrodo, viskas skiriasi tik vienu elementu. Mes aiškiai matome, kad galime
veikti regioninėme kontekste tam, kad sustiprintume ir papildytume tai, ką jau darome NATO. Ir tai, kaip mąstome ir ką darome Europos Sąjungoje. Ir ką darome šiuo metu regionų lygmeniu. Stipriname savo atsparumą Baltijos jūroje, tas yra labai geras pavyzdys. Diskusijos, kurios vyksta politinių lygmenių tarp Šiaurės ir Baltijos valstybių NB8 formatu, tai yra kitas pavyzdys. Ką darome planavimo srityje NATO kontekste, stiprindami regioninį saugumą, tai yra trečias pavyzdys. Ir ką aš matau ir ką toliau darysime, tai tie abu elementai eis koja kojon. Stiprinsime saugumą ir kalbas apie gynybą Europoje, tam, kad padėtume valstybėms narėms sustiprinti savo gamybinius pajėgumus ir kiek efektyviau galėtume palaikytume Ukrainą, stiprintume savo veiksmus NATO su JAV ir tuo pat metu veikti kartu kaip europiečiai NATO, jeigu atsitiktų taip, kad amerikiečiai nebenorėtų daugiau dalyvauti mūsų saugumo užtikrinime. Ir trečia, veikti taip, kad papildytume tuos kitus du elementus. Ačiū Jums labai už Jūsų įžvalgas. Labai puiku. Pone Aizenai, ar galėtumėte parašyti klausimus? Galima užduoti ir sunkius klausimus. Mes turime 2 klausimus, tai prašau. Pone Aizenai, mano klausimas Jums. Kadangi Jūs esate iš Vašingtono, JAV, visų pirma norėčiau Jūsų paklausti, kaip Jūs vertinate Trumpo administracijos siekį, bandymą sumažinti savo karinius įsipareigojimus NATO ir kaip Jūs galvojate, Europa galėtų sumažinti tą riziką geriau? Ir dar norėčiau šiek tiek pridurti. Kaip NATO valstybės gali bendradarbiauti su Ramiojo vandenyno valstybėmis geriau šiame kontekste? Atsiprašau, kad mano klausimai tokie platus, ne viską būtina atsakyti. Dėkuoju Jums, ačiū Jums, Hirojuki. Man didelė garbė sugrįžti į Vilnių, į geopolitikos ir saugumo centro organizuojamą forumą. Noriu pasveikinti Liną ir jo komandą su dar vienu nuostabiu renginiu ir kuriame atstovaujamas tiek daug įvairių nuomonių, aptariami transatlantiniai ryšiai ir nušviečiamos pozicijos iš viso pasaulio, įskaitant ir Indijos bei Ramiojo vandenyno regioną. Mums tikrai nepaprastai malonu pasveikinti geopolitikos ir saugumo studijų centrą. Aš jau lankiausi Vilniuje šių metų pradžioje šiame centre, tai malonu vėl sugrįžti. Manau, kad prezidentas Trumpas ir jo komanda privalo susitelkti ties savo naujai paskelbtais įsipareigojimais, bent jau kuriuos paskelbė popieriuje, alijansui, kuriuos paskelbė tos įsipareigojimus, konkrečiau įsipareigojimus Ukrainai. tą taikos planą. Būtų gerai, kad jeigu būtų pasitarę su europiečiais prieš sudarydami tą savo planą, tą įsipareigojimą. Deja, negaliu nieko padaryti, bet galiu tik tai apžvelgti tuos įsipareigojimus, tai, kad reikia atsisakyti branduolinių ginklų ir pasikliauti nepatikimais partneriais. Tai, man atrodo, toks įsipareigojimas numatytas plane. Nemanau, kad čia yra garantuota, kad Europa ar Zelenskis gali pasikliauti tokiomis garantijomis. Nebent Europa tai atliepia jūsų interesus. Manau, kad JAV įsitraukimas
mūsų pozicijos tvirtybė, kalbant apie transatlantinius ryšius, NATO ir kitas saugumo garantijas peržengė bet kokias kitos administracijos pastangas. Be to, tai susiję ir su glaudžia amerikiečių parama ukrainiečiams. 2/3 amerikiečių palaiko Ukrainą ir tą rodo nuolatinės visuomenės apklausos. Negaliu kalbėti už Lietuvos politikus jų vardu, bet galiu pasakyti, kad JAV yra politinių lyderių, tai tie žmonės, kuriuos mes matome politinėje erdvėje, tai jeigu jūs nueinate per toli nuo transatlantinių ryšių, nuo mūsų didžiausio ekonominio partnerio, tai yra Europoje didžiausias Amerikos ekonomikos partneris ir mūsų ryšiai su Europa yra glaudus, ypatingai kalbant apie NATO, tai, tuomet, žinote, jeigu bet kuris politikas pradeda taip kalbėti, tai jam tenka atsakyti prieš visuomenės, visuomenė nebūna to patenkinta. Ir NATO ryšiai, transatlantiniai ryšiai ir santykiai su Europos Sąjunga, man atrodo, juos suardyti nėra taip lengva. Tai yra vienas dalykas, atsakant į jūsų tuos 3 labai plačius klausimus. Aš pabandysiu dar į 2 kitus atsakyti. Nepaisant, koks abejotinas tas taikos planas būtų, ar tos saugumo garantijos, kokios abejotinos būtų, bet bent jau ten kalbama apie tą ilgalaikį tvarų ryšį. Dar 2 dalykus norėčiau pastebėti. Mane išties apstulbino tai, kad sugrįžus į Vilnių, mano žmona bei jos šeima, kurios abi mano žmonos šeimos pusės yra kilę iš Lietuvos. Jai patinka lankytis Vilniuje ir mano žmona tikrai labai pavydėjo šį kartą, kad aš vienas atvykau čia be jos į šį renginį. Tai mane apstulbino tų senovinių kultūrų susidūrimas, UNESCO paveldą įrašytas miesto centras ir tas įvairių kultūrų ir įtakų persiklojimas. Aš jau beveik, aš atsiprašau, nekalbėsiu. Žinot, japonai labai mandagus, tai per 2 minutės baigite savo atsakymą. Ką man tai primena, kad imperijos iškyla ir sugriūna. JAV ryšiai su NATO yra tvirčiausias alijansas, karinis alijansas, egzistavęs istorijoje. Ir netaip lengva jį suardyti. Tačiau paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, pasauliniai dvišaliai santykiai taip pat yra nepaprastai svarbus. Ir pasauliniai daugiašaliai santykiai taip pat. Kai kurie saugumo ir ekonomikos dariniai Ramiojo vandenyno regione taip pat yra labai svarbus. Tai dėkoju Jums už tai, kad man mandagiai priminėte, kad aš turiu baigti. Jana, mano klausimas Jums būtų apie Europą. Kaip Jūs galvojate, kokie yra pranašumai regioninio saugumo nei to alijanso garantuojamo saugumo? Ir kaip Jūs vertintumėte Vokietiją ir kitas valstybės, ar jos gali Europoje sumažinti tą riziką ir užtikrinti saugumą Europai? Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo komentaro iš buvusios diskusijos, nes ten buvo kalbama apie Vokietiją, aš noriu sureaguoti. Marcin Pšidaš, Lenkijos prezidento patarėjas,
sakė iš esmės, kad vokiečiai ir prancūzai visuomet sugalvoja keistų minčių, strateginė autonomija ir panašiai, ir kad Lenkija labai palaiko transatlantinius ryšius. Tai aš noriu tik tai pasitikslinti ir patikslinti tą nesusipratimą. Vokietija labai palaiko transatlantinius ryšius. Mums patinka NATO, patinka Europos Sąjunga. NATO yra mūsų pirmoji gynybos linija. Tačiau, manau, kas Vokietijoje nusistovėjo, kad NATO turi keistis ir kad transatlantiniai ryšiai nebėra tokie, kokie buvo. Ir aš tam noriu pasakyti keletą dalykų pagrįsti. Pirmiausia, europiečiai turi suvokti, kad jiems nebuvo oficialiai dar pristatytas tas 28 punktų taikos planas, kuris apima labai svarbius Europos saugumo klausimus. Ir net nebuvo informuoti europiečiai apie tai, kad tai bus. Nebuvo jokio koordinavimo to klausimu. Tai, man atrodo, jau kažką rodo ir tai jau ne pirmą kartą taip vyksta. Ir per pastarosius mėnesius mes matėme panašų mechanizmą. Visuomet be konsultacijų kažkokių išankstinių, tiesiog informuojant jau priėmus sprendimą. Ir europiečiai, žinoma, tarsi laikomi nušalyje. Pažiūrite į dokumentą, tai matote 4 straipsnį, punktą jo, kuriame minimas dialogas tarp NATO ir Rusijos, tarpininkaujant JAV. Man atrodo, taip pat labai daug pasako, nes JAV, paskutinį kartą, kai aš žiūrėjau, buvo NATO narė ir nebuvo neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir NATO. Tai man atrodo, ir daugelio kitų žurnalistų, NATO yra labai brangus alijansas, transatlantiniai ryšiai yra labai brangus, tačiau matome labai daug tokių nerimą keliančių ženklų iš Vašingtono. Ir ką vokiečiai dabar nori padaryti, tiesiog kaip NATO paversti labiau europietišką ir kad ji galėtų išgyventi, taptų tvaresnė organizacija. Ir būtent tą mes girdime iš Trumpo administracijos. Dar vieną citatą noriu pasakyti. Markas Rubio rugpjūčio mėnesį, kalbėdamas JAV televizijoje, pavadino karą Ukrainoje labai tragišku dalyku ir pasakė, tačiau gyvenimas Amerikoje kasdien nenukentės, ar bus taika Ukrainoje ar ne. Ir mes turime su to susitaikyti. Euroatlantinė saugumo erdvė, kurią daugelis žmonių čia Europoje brangina, yra labai susiskaidžiusi į JAV saugumo erdvę. Ir kur nei karas Ukrainoje, nei Rusija nėra laikoma grėsmėmis, ir europinė saugumo erdvė, kur tos grėsmės yra labai svarbios ir aktualios. Ir jos iš tiesų lems mūsų saugumą ateityje. Tai būtent pradžioje norėčiau taip paaiškinti Vokietijos poziciją. Norime, kad NATO būtų europiškesnė, europietiškesnė. Geriausias to pavyzdys būtų NATO Baljanas dislokuotas Lietuvoje iš Vokietijos perspektyvos. Atsiprašau, brigada. Tai keičia situaciją iš esmės. Tai yra pirmas kartas, kai vokiečiai įsipareigoja į kitą šalį nuolatiniais pagrindais siųsti savo pajėgas. Ir atsižvelgiant į mūsų istoriją ir tai, kad Lietuvoje mes esame suvadinę labai neigiamą vaidmenį šios šaities praeityje, vokiečiai kariai yra pasveikinti ir giriami. Tai tikrai labai vertinama Vokietijoje. Tai mes norime atlikti savo vaidmenį, norime tvirtai sustiprinti savo pozicijas. Aš į savo šalį žiūriu iš vidinės politikos perspektyvos ir galbūt netiek daug pergyvenu apie mūsų įsipareigojimus šalies NATO. Mes norime pasiekti 3,5% gynybai iki 29 metų ir mes tą padarysime. Tačiau žvelgiant iš vidaus politikos perspektyvos, situacija labai prasta. Kancleris Merzas yra tikrai sudėtingoje situacijoje. Mini krizė veda į didėją krizę. Koalicijos partneriai kovoja tarpusavyje, nesibaigiančios kovos tai krikščionių demokratų stovykloje. Ir pabaigai dar tik noriu pasakyti, taip, Vokietija nori imtis tvirtos vaidmens, tik tai mes norime, kad NATO būtų labiau europietiškas ir kad būtų atsižvelgiama į NATO, į Europos pozicijas. Aš tikrai
galbūt nenorėčiau kalbėti apie naują SACEUR darinį, bet Vokietija yra pasiruošusi, jeigu tik tai vietos aplinkybės leis stiprinti ir imtis stipresnio vaidmens. Mes matome JAV kaip įgalintoje tokios stringančios gynybos Europoje. Mūsų iššūkis yra padėti išspręsti šią dėlionę ir kad viskas veiktų nuosekliai. Ačiū. Pone Schreier, mes susitikome paskutinį kartą, kai buvote Australijoje ir aš tikiu, kad jūs migruojate taip kaip ir jūs. Taigi paklausiu jūsų, kai jūs atsigręžėte į karą, galvojate apie regioninę saugumo, daugiašalio saugumo struktūrą, kiek įtakos galima daryti NATO kontekste, JAV alijanso kontekste ir kaip galėtumėm mobilizuotis geriau, kad galėtumėm prisidėti prie NATO ir didžiųjų kitų alijansų stiprybės. Ačiū labai už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje, ačiū organizatoriams. Aš užsidėsiu dabar vokiškąją kepurę ir pasireaguosiu Janos pasakymą. Nuo 2023 metų Vokietija dvigubai daugiau išleidžia gynybai nei anksčiau. Išleidžia 18 milijardų eurų gynybai, išleis juos kitais metais. Ir jei kalbėsime apie 3,5% BVP, tai būtų didžiausios investicijos, didžiausios išlaidos gynybai visame pasaulyje, trečios pagal dydį. Taigi Vokietija tikrai lyderiaus, kai kalbama apie investicijas į gynybą. Na, ar strateginis daugiašališkumas gali būti veiksmingas? Aš esu skeptiškas tuo atžvilgiu, ypač kai kalbame apie Europą. Ir pasakysiu kodėl. Dėl tų pačių priežasčių, kurias minėjo Jana. NATO yra numatytoji padėtis ir numatytosis junginys daugumai Europos valstybių. Vokietijai, Šiaurės šalims, Suomijai. Ir girdėjome lygiai tą patį rytą iš Lietuvos atstovų. O kadangi taip yra, tas mini daugiašališkumas negali būti numatytoji pozicija. Tai būtų galima tik tai sustiprinti europinį ramstį NATO, naudotis NATO koncepciją, įgyvendinant įvairias mažas daugiašalės iniciatyvas, prie kurių galėtų prisidėti ES iniciatyvos. Nes pagalvokime, kokia yra mūsų užduotis kaip europiečių. Ir aš čia dabar kalbu grinai iš europinės perspektyvos. Mes turime 5-8 metus, jei mums pasiseks, sustiprinti europinį NATO ramstį, nes JAV labai aiškiai mums pasakė raštu, viešais pareiškimais ir veiksmais, jog ateityje Europa negalės pasikliauti tokią pačią JAV parama, kaip buvo anksčiau. Tai yra labai realus, labai liūdnas dabarties įvertinimas. Niekas nesako, kad NATO era baigėsi, bet atsiranda poreikis stiprinti NATO per europinį ramstį. Atsižvelgianti tai, kiek JAV pasirengusi dirbti su mumis. Taigi, jeigu mes pasižiūrėtumėm į strateginį mini daugiašališkumą Europoje, nėra daug reikšmingų strategijų. Taip, yra bendros ekspedicinės pajėgos, tai viena strategija, iniciatyva, bet tai labai kuklios pajėgos, prastai finansuojamos, labai priklauso nuo Jungtinės karalystės, kuri pati susiduria su didžiuliais iššūkiais, kai kalbam apie išlaidas gynybai ir pajėgumų suteikimą. Šiaurės šalių gynybos bendradarbiavimo iniciatyva, kuri neturi tokių griežtų apibrėžimų, įsipareigojimų, nes anksčiau ten buvo ir neutralios šalys. Na dabar Suomija, Švedija nebėra neutralios šalys, jos yra NATO valstybės, jos dabar priklauso NATO hierarchijai, bet jeigu kalbėsime apie hierarchiją, NATO yra viršuje, o Šiaurės šalių alijansas yra apačioje.
Taigi, kai kalbame apie europiečius, šios mini daugia šalės iniciatyvos, regioninės iniciatyvos, jei jos nedalyvauja NATO sistemoje, nėra plačios ir negali būti atkartotos. Na, kai grįžtame prie Ramiojo vandenyno regiono, Azija NATO savo atitikmens neturi, todėl jos turi tuos strateginius mini daugia šalius alijansus, bet jūs geriau nei aš žinote, kad tas daugiašališkumas, mini daugiašališkumas, išskyrus vieną, yra grindžiami Jungtinių valstijų dalyvavimu. JAV, Japonija, JAV, Australija, JAV, Australija, Filipinai. Yra tik tai Indijos, Australijos ir Prancūzijos trišalė iniciatyva, kuriai irgi kyla bėdų, todėl kad Australija nusprendė nebeįsigyti branduolinių laivų iš Prancūzijos. Taigi, mes Europoje nemanau, kad pamatysime daugiau tų daugiašalių alijansų iniciatyvų. Ačiū labai už tokį blaivų situacijos įvertinimą. Mes su savimi turime kelis auditorijos klausimus. Vienas iš jų yra Kristianui Danielsonui. Tai pereikime dabar prie pono Kristiano Danielso. Ar regioninis gynybos paktas gali koordinuoti, organizuoti tarpvalstybinį mobilizavimą siekiant sustiprinti karinius pajėgumus be conscription, be paėmimo į kariuomenę? Kaip gali Europos šalys bendradarbiauti geriau ir didinti savo rezervus be šauktinių įtraukimo? Paskutinėje prieš tai buvusioje diskusijoje buvo išsakyta labai svarbi mintis. Ta sistema, kurioje dirbame, šiaurės šalyse, yra NATO, numatytoji struktūra. Tai yra gyvybiškai svarbu. Ir taip, kai kalbate kalbėjote apie ankstesnį iniciatyvą, šiaurės šalių bendradarbiavimą, kai mes nepriklausome NATO, taip, dabar to bendradarbiavimo svarba menksta. Mes matome tokių dramatiškų pokyčių mūsų mąstyme, kaip turėtų atrodyti mūsų saugumas ir kad reikia prisijungti prie NATO. Po šitiek metų neutralumo buvo pereita prie priklausimo NATO. Tai keičia ir vietos saugumo struktūrą. Kai kalbame apie regioną, mes taip kalbame apie bendradarbiavimą NATO, ir kalbame apie atsparumą plačiaja prasme. Jeigu pasižiūrėtumėm į gynybą, mes kalbame apie visuotinę gynybą. Ir kalbame ne apie gynybą, kuri yra apsiriboja tik tai kariniu baru, bet mes kalbame apie gynybą apimant visus visuomenės sluoksnius. Tai yra unikalų Suomijai ir Švedijai. Ir mes bandome įkvėpti kitas šalis, pasižiūrėti į mūsų modelį. Šį modelį sudaro porą elementų. Vienas elementas tai yra fizinis pasirengimas, tvarkyti su situacija, prasta situacija. Mes turime civilinę gynybą, išgyvenimo pajėgumus, jeigu būtų blokada. Yra ir kitas elementas, kuris buvo išsakytas ir ankstesnėse diskusijos metu. Skubos tas jausmas. Ne baimė, bet pasirengimas. Tai pasirengimo klausimas Europos kontekste nėra gerai sprendžiamas, kai kurios šalys nėra pasirengusios. Vokietija, pavyzdžiui, mato grėsmę, kurioje gyvename ir jaučia poreikį pasirengti. Bet tas noras pasirengti, pavyzdžiui, mano nuomonė, mūsų visuomenė yra stipresnis nei Vokietijoje.
Bet tas jausmas taps gerokai svarbesnis. Ypač, kai kalbame apie hibridinės, kibernetinės atakas, būtent todėl visuomenė turi būti atspari. Mane nustebino rinkimai Rumunijoje ir jog įtaką jiems darė manipulacijos, bandymai kištis į rinkimus, naudojant TikTok platformą ir tiek tas kišimasis buvosi iš kitų trečiųjų šalių. Ir tai yra labai rimta, ypač kai kalbame apie visuomenės atsparumą. Ačiū labai. Jana, turiu jums bendro pobūdžio klausimą iš auditorijos, bet nelengvą klausimą. Ką jūsų nuomonė, išskyrus bendrą istoriją, galima panaudoti kaip bendrą jungiamąją jėgą Europoje? Kas gali Europą jungti dar labiau nei bendra jos istorija? Kas galėtų suvienyti Europos tautas? Manau, kad mus vienyje daug dalykų. Mus vis dar vienyje bendros vertybinės nuostatos, demokratinė santvarka, mus vienyje mažumas ar vidutinė galia. Aš manau, kad kai kalbame apie gynybos, saugumo politiką, nei viena Europos valstybė, įskaitant Vokietiją, nors esame pakankamai turtinga valstybė, didelė valstybė, neturime įtakos pasaulinėje scenoje. Tai aš manau, kad mus vienyje vertybinės nuostatos ir interesai. Aš manau, kad mūsų bendras interesas yra gintis kolektyviai, nes suskaldyti mes tikrai žlugsime. Tad mano atsakymas būtų į iššūkius, su kuriais susidurėme, tai stiprinti europinį bendradarbiavimą. Aš nekalbu apie daugiau Europos Sąjungos, daugiau Briuselio. Aš nekalbu tiesiog apie Norvegijos įtraukimą, ne. Yra daug Europos valstybių, kurias vienyje tos pačios vertybinės nuostatos, su kuriomis reikėtų bendradarbiauti. Manau, tikrai mums sektųsi geriau, jei dirbtumėm kolektyviai ir bendrai. Ačiū. Norėčiau tiesiog pridėti vieną dalyką. Aš manau, kad mes vis dar mus vienyje grėsmės suvokimas. Tos šalys, kurios dalijasi sieną su Rusija ir arčiau sienos, tą grėsmę labai puikiai supranta. Jeigu pasižiūrėtumėt į vokiečių grėsmės suvokimą, pamatysite, kad dauguma vokiečių, daugiau nei 60% Rusija vertina kaip grėsmę. Tai yra gerokai išaugęs rodiklis. O jeigu grįžkime prie mūsų atskaitos taško, aš norėčiau labai išklausyti ir Amerikos prezidento administraciją, ar jie Rusiją vis dar vertina kaip grėsmę. Trumpo administracijos vertinimas, Rusijos vertinimas yra gerokai skiriasi nuo Bideno administracijos vertinimo ir tai gali būti taktinis sprendimas, bet tas sprendimas sukuria labai daug neaiškumo Europos valstybėse. Turiu klausimą ir jums. Pirmiausia, užduosiu gal klausimą ir paskui išklausysime jūsų komentaro. Mano klausimas jums yra, Normanai, JAV ketina trauktis iš Europos, taupydama išteklius, bet kur tie ištekliai nukeliaus? Ar į Indijos Ramiojo vandenyno regioną, į rytus, kur? Mano intervencija praėjusi kartą duoda jums atsakymą ir duos atsakymą, kol tie ištekliai bus nukreipti. Taigi, mane labai nustebino jūsų analizė to, kaip įsivaizduojate vietinį politinį spaudimą Vokietijoje. Panašiai yra ir JAV. Tai yra tai, kas mus vienyje. Tai transatlantinės idėjos abiejose Atlanto pusėse ir drįstu sakyti net ir Švedijoje, nepaisant jūsų įstojimo į NATO, turi būti stiprinamas. Mums reikia ginti savo vertybinės nuostatas. Taip, mes turime bendrą istoriją, bendras grėsmes, bet jas reikia komunikuoti visuomeniai. Pastarieji metai mums suveikė kaip žadintuvas.
Nes kai kalbama apie tų bendrų interesų suvokimą, norėjau jau anksčiau pasakyti ir atsakyti Kristijano pastabą. Prieš 10 metų tikrai, kai buvau ambasadorius Pragoje, nebūtumėte girdėję kalbant ir kaltinant valstybių, neišleidžiant 2% BVP gynybai. Tos grėsmės tiesiog nematėme, o dabar, kai grėsmė yra aiški, tos išlaidos gynybai auga. Aš nemanau, kad mes matysime grynai JAV įsipareigojimų sumažėjimą visam pasauliui. Ne, aš tiesiog nematau to kraštutinio įsitraukimo, intervencijų galbūt iš JAV pusės. Jeigu pasižiūrėti į Donaldo Trumpo administraciją, matome spaudimą dalyvauti globalinėje sferoje, matome poreikį tų intervencijų, kai kalbama apie saugumą, tai aš manau, kad ir JAV pajėgų dislokavimas bus. Aš tik tai manau, kad tos pajėgos bus paskirstytos pagal regionus. Galbūt taip jų daugiau bus Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, turint galvoje Kinijos grėsmę, daugiau pajėgų bus artimuosiuose rytuose, nes JAV ten dalyvauja kaip tarpininkas taikos procese, bet tam procesui, žinoma, reikės ir saugumo pajėgų. Pone Danielsonai, klausimas dar vienas jums. JAV ir Kanada turi nukreipti savo dėmesį į Ramiojo vandenyno regioną. Kaip tas pokytis įvyks ir kaip tą pokytį vertins Europa? Jeigu jūs norėtumėt pakomentuoti ir kiti, prašome. Taigi, Kristijanai, JAV ir Kanada yra NATO narės, bet net ir būdamos NATO narės, dėl saugumo sumetimų turi nukreipti savo saugumo dėmesį nuo Europos prie Ramiojo vandenyno. Tai kaip Europa galėtų prisitaikyti prie to pokyčių? Na, jeigu kalbame apie europinį požiūrį, aš tikrai manau, kad mes ir toliau tikimės bendradarbiauti su savo transatlantiniais draugais, JAV ir Kanada, žinoma. Tikimės jų solidarumo ir gebėjimo mus paremti svarbiais klausimais, ypač kai kalbama dabar apie Ukrainos konfliktą. Bet mes taip pat Europoje privalome pripažinti, kad JAV susiduria su iššūkiais ir mes susidurėme su iššūkiais Ramiojo vandenyno regione ir ten reikalingos pajėgos ir reikalinga parama. Ir mes kaip Europa irgi galime JAV tuo klausimu padėti, ją paremti. Grįžtu prie problemos, kurią minėjo ankstesnės diskusijos dalyviai. Reikėtų matyti tą platesnį vaizdą. Mes negalime Rusijos agresijos prieš Ukrainą, nepriimtinos agresijos matyti izoliuotai. Tai nėra atskirta nuo to, kas vyksta Irane, Šiaurės Korėjoje, Kinijoje. Manau, kad JAV ir Europa šiuo klausimu galėtų dirbti kartu, nes tai yra svarbus iššūkis. Ačiū, mums liko porą minučių. Galbūt norėtumėt pakomentuoti kas nors, Jana? Europiečiai visų pirma turėtų pripažinti, kad tai yra faktas, viskas prasidėjo ne prie Trumpo, viskas prasidėjo prie Obamos, mes matėme ir iš Bideno administracijos tą patį, strateginiuose dokumentuose fokusas krypsta į kitą regioną, tai yra tendencija, tai nėra izoliuotas atvejis, tad mums reikia su tuo susitaikyti, tai yra suprantama, ištekliai yra riboti, JAV negali kovoti 2 karų vienu metu, turi nusistatyti prioritetus, Europa turi padaryti tą patį, tai mano patarimas būtų ir europiečiams konvenciškai atgrasyti Rusiją Europoje, o JAV turi susikoncentruoti į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną, tai yra naudinga ir mums dėl prekybos kelių. Mūsų interesuose yra išlaikyti tuos kelius prekybos atvirus, mes galime dalytis turbūt darbu, tuo darbo krūviu tarp sąjungininkų. Svarbu yra tai, kad aljansas būtų vieningas ir kad
saugumo sferos neatsiskirtų, bet tiesiog būtų tarp jų užtikrintas bendradarbiavimas. Turiu Jums technišką labai klausimą, ponia Šryrai. Jūs minėjote jungtinės ekspedicinės pajėgas, minėjote šiaurės šalių bendradarbiavimą. Tose iniciatyvose nėra Vokietijos. Ar jūs matote potencialą, kad įtraukus Vokietiją ir Ukrainą, tai galėtų būti bendras alijansas? Ne, tame potencialo aš nematau, bet matau galimybę įtraukti Vokietiją vis daugiau. Ir tai vyksta, nes mums reikia tą padaryti ir NATO tą nusprendė padaryti. Nusprendė NATO atnaujinti savo regioninės gynybos planus ir mes, kai kalbame apie integruotą gynybą, aš manau, kad NATO turi labiau skirti dėmesio ir Baltijos šalių regionui. Jeigu pasižiūrėtume į Arktiką, matau kelias lyderiaujančias valstybės NATO, Jungtinė karalystė. Ten jie galėtų vaidinti didesnį vaidmenį ekspedicinių pajėgų iniciatyvoje. Vokietija susidarė prieigos susitarimą su Islandija, tai yra labai svarbu. Baltijos jūros regione, manau, kad lyderiaujančios valstybės turėtų būti Vokietija, Švedija ir Lenkija, palaikomos JAV, jei įmanoma, ir kitų regiono žaidėjų. Vakar Polas Jonsonas, Švedijos gynybos ministras, susitiko su Vokietijos gynybos ministru Berlyne. Ir aš manau, kad užkulėse akivaizdu, jog šalys nori bendradarbiauti glaudžiau praktiniais klausimais, kai kalbama apie gynybą Baltijos regione. Ačiū labai. Manau, kad mes turbūt galėtumėm šiomis temomis diskutuoti dar valandą, bet mūsų laikas baigėsi. Man tenka pabaigti šią diskusiją. Ačiū labai už tokią galimybę pamastyti apie mūsų saugumo klausimus giliau. Ačiū, kad suteikėte galimybę moderuoti diskusiją. Dėkui visiems.